Sveiki, šiandien norėjau tokią žinutę perduoti tiems, kas apsilankė pas mane parduotuvėlėje po Rolando nepatogių klausimų laidos. Ir mano socialinių tinklų administratorė pasakė, nu dabar jau būtų tikrai tas laikas gyvai tą padaryti, na, ta prasme per video, nes šiaip labai nemėgstu iš tų kamerų, bet lipu per save dėl jūsų, kad pasakyčiau dėkui Rolandui ir dėkui visiems žmonėms, kurie čia apsilankė. Labai džiaugiuosi, kad gausite patirti šitų augalų galią ir tikiuosi, kad jums patiks. Žinoma, didžioji dalis jūsų užsakinėt būtent mėlyną lotas ir damianą, apie kuriuos ir buvo pakalbėta laidoje, bet aš taip pat norėjau dar pasakyti, parekomenduoti, išbandyti guajus arbatą, kuri yra mano geriausia žinoma alternatyva kavai. Jinai duoda tokios geros, fokusuotos energijos, bet neturi tų tokių iškilimų ir kritimų, kaip būna su kava. Ir neduoda tokio irzlumo, kuris kartais žmonėms būna, kai kavos išgeria. Tai labai rekomenduoju išbandyti. Ir kitas dalykas, ką dar labai norėjau parekomenduoti išbandyti, jeigu kartais jaučiat namie ar po kokio tūso, ar šiaip gal kažkokie tai piktesni žmonės apsilanko ir po to tokia sunkesnė energija, tai galima, yra toks labai paprastas būdas atsidaryti langą ir pasismilkyti šalavyje arba palosanto. Tai nusipirkit kurį nors iš šitų tokių kaip smilkimo priemonių ir pasismilkykit. Tai tiek norėjau parekomenduoti. Labai dėkoju už visus užsakymus. Rytoj mano gimtadienis, kurį praleisiu greičiausiai pakuodama jūsų siuntas, bet tai man yra labai smagi veikla. Tai labai dėkui, kad apsilankėt. Iki.